Tada, mūsų Valdemaras, krausim Volvo į VR servisą. VR servisą jie atitampys Langeroną. Su Valdemaru iš vakarų susiderinau. Su Valdemarai 10 pas mane ir važiuojam į VR servisą. Tai Valdemaras kaip laikrodukas, lygiai 10. Valdemaro kontaktus jau ką aprašymą rasit. Šitą nežinau dar, bet įdėsiu. Gerų žmogum pasidalinti taip yra, taip sakant, nesunku. Galvojau, kad tingi dėta kūmą, link kapotą, prašau. Something like that, pridūmau. Nu, sugalvojau. Bagažinė buvo su liftas, su visko. Dabar reikia sudėti VR servisų detalės. Man labai patinka, kad šviesas deganis. Nežinau, kokios būklės akumumas. Prieš tai buvo išsikrojęs. Su Auriu dar kalbėjom, kad reikia akumui LT užlėkti. Paimti akumą naujo Volvai. Ir tarp kitko, Volvai yra jau kokie 3-4 norintys asmenys pirkti ją. Jiems patinka ir jie norėtų tokio automobilio. Būtent baltos Volvo XC60. Nu, kas yra, nepatinka salafanas. Ką važiuoju? Palaukti, tai aš šitaip neišvažiuosiu, man atrodo. Volvo kraunasi ir važiuojam į VR servisą. Mes jau VR servisą. Labai baisu? Gerai? Tai čia buvo mechanizmas nuo lietaus, jis turėjo būti viršuje. Ne Langeroną pridinginėjau, kad nieks nepamatytų. Išėjau iš serviso ir prisiminiau, kad ne visas dalis užsakiau. Tai liko tokios smulkmenos kaip posparnis, žibintas, dugno apsauga ir žibintas. Realiai nauji kainuoja lygiai tiek pat kiek šrotiniai, neaiškios būklės ir panašiai. Susižiūrėjau visus žymėjimus, viskas normali lempa, europinė, viskas tvarkoja. Nebus įdėta nuo kažkokio anglo ar dar kažko, ir plus nauja. Tai žinot, naujas daiktas visą laiką geriau. Viskas gavosi man 375 euriukai, kem centų. Žodžiu, užsisakinėjau dalis iš Signetos, nes nekyla rankos už naudotą lempą mokėti 200 eurų, kuri būklė realiai yra, įsivaizduojat. Jeigu susirinkinėt mašiną, tai aš manau, kad tokiems dalykams, kai žibintai ir panašiai, jau geriau, nežinau, naujus tikrai pirkti, nes esu nudegęs taip, kad nupirkau lempą, kuri atrodė tikrai normaliai, viskas gerai, bet buvo pats reflektorius išdegęs ir neskleidė tokio šviesos srautą. Tai realiai įsidėjau lempos, atrodė, kad važinėjau su priešrūkais, tik tai jungtais. Labai pasigailėjau, sumokėjau brangiau negu būtų buvusi iš Signetos lempa. Jeigu renkatės mašiną, pasiskaičiuokit gerai, kas labiau verta, ar nauja, ar naudota. Dar pasižiūrėjau, kad kitas posparnis, jisai tipo kaip ir paplyšęs atrodo, bet ten atrodo, kad taip ir turi būti. Paprašiau VR servisą, kad pasižiūrėtų. Pasižiūrėjau jau, ką Signetai yra ir kitas. 4 vienetai dar yra, tai gal neišpirks iki to laiko, kai sužinosim, kad mūsų yra suplyšęs. Nes šiaip žiūrėjau ir nuotraukų irgi. Nu, ten žodžiu, taip atrodo įdomi. Toliau pildau užsakymą, perku dalis, vežam, surinkinėjam ir parduodam Volvo. Hello, my friend. Turiu problemų ir ganėtinai rimtų, nes jos susijusios su saugumu. Nerandu šviesaus vairo ir bego. Ir diržos sagtis parduodama, ne, čia ne diržos sagtis, čia diržas. Parduodami tik tai komplektais. Ir už komplektą prašo po 100 šiam, po 108 eurų, o vietomis ir 200 eurų. Diržas 100 eurų. Rankos nelabai kyla sumokėtų kaip pinigų už tokių metų mašinos diržą. Nežinau, ką daryti. Bet yra sprendimas. Bet rimtai nerandu nei šito ir už šitą nekyla rankų tiek sumokėti. Todėl radau įmonę, kuri Vilniuje tvarko airbagus, tvarko diržus. Žodžiu, po eismo įvykių tvarko panelės, airbagus ir viską, kas susijęs su saugumu. Tai varau dabar pas juos. Dar varau paimsiu tą savo kolegą. Senai bematėte. Geros naujienos. Lifas išplautas, išvalytas. Rolandas ant stovi svajojantis. Pamojuok žiūrovam. Perduok linkėjimus. Sustinkam Rolando nuotraukas. Ne, sustinkam va. Lyfę, pažiūrėkit, padarytas cheminis, švarus, gražus salonas, viskas. Wow. Nu kodėl vas tai Rolandai šypsina ant veido? Jūs neįsivaizduojat, ką prarandat, neperkant tavo pirmuką. Jo, Rolka, žodžiu, prasivažiavo su pirmuku. Patiko to visą. Čia kosmosas. 3000 apsukų kėlė. Rolka sakė, kojos dreba. Nu blemba, 404 marklio tokiam mažyčiam dalykėliui, bet dabar ne apie jį. Lifas viskas paruoštas, keliauja skelbimus. 5500 eurų, su mokesčiais, su viskuo. Kam reikia, rašykit, skambinkit, parduosim. Ką įmanoma sutvarkiam, ko negalėjom, to nesutvarkiam. Daug nepasakojau, mažai kilų liko, 26. Reikia varyti, pastatytis, krautis. Atėjau pakalbėti su jumis. Pagal susiklošusią situaciją ir sulaukiamus klausimus noriu pakalbėti su jumis vieną temą apie Nissan Leafą ir jo atvarimą iš Norvegijos. Oi, tu nafig! Ofigėt! Kaip parvažiavo Leafas? Leafas parvažiavo oficialiai, tvarkingai, gražiai, su visais dokumentais, su viskuo. Automobilis yra išmuitintas pilnai, tvarkingai,
su sąskaitom, su viskuo. Kaip tai padaryti? Einat į aprašymą, palikta nuorodą, kontaktai žmogaus, kuris tvarko tai ir daro, veža automobilius iš Norvegijos į Lietuvą. Ne tik automobilius, bet ir kitus, kaip suprantu, smulkius visokius krovinius. Bet esmė tame, ką aš noriu pasakyti. Leafas nupirktas Norvegijoje už 2400 €, į Lietuvą jis atvažiavo už 500 €. Tai yra kelionė. Prie kelionės dar prisidėjo muitinės tarpininko darbai. Ten dabar nepamenu, ar 5 ar 100 € kažkas tokio. Ir prie viso to dar prisideda 10% muitas. Tai yra 10% muitas yra skaičiuojamas nuo nupirkimo sumos, tai yra nuo 2400 €. Yra skaičiuojamas 10% muitas plus 21% pridėtinės vertės mokesčių, tai yra PVM. Tai iš viso plus 31% prie 2400 €. Aš skaičiuoti nemoku, ne mano kiemas ir aš nelysiu. Auris suskaičiavo, kad mes nuo jo uždirbtume, mums jį reikia parduoti Lietuvoje, tai būtų kažkur apie 5100, jeigu į eksportą 4100. Tai yra įdėtas dabar į skelbimus jau bar.lt už 5500 €, taip sakant, paliekant dėrybom. Kodėl aš taip atvirom kortom kalbu? Todėl, kad jis greičiausiai bus parduotas. Jeigu ne, šitos informacijos jūs ką tik nieko negirdėjote. Dabar žiūrim, ar pakeičiau batarkę, nes visą laiką rašydavo key not detected. O, dabar panašu, kad rado. Nežinau, Auris jums rodė tą bairį, kur išjungi pečio ir iš karto šiam 9 kg. Įjungi pečio, kiam 9 kg. Tai čia jau jums spręs, kiek norit važiuoti. Ar šilta ir arti, ar šalta ir toli. Šiandiena kupina visokių naujienų, gerų naujienų. Tai viena iš šių naujienų gavau žinutę, kad atvyko mano dalis iš Signedos. Esu priešais Signedą. Dar kita naujiena, kad C klasės Mercedeso savininkas sako, numetam kainelės truputį, galbūt tada bus didesnis susidomėjimas automobilio. Taip, numetam kainą, atsirado didesnis susidomėjimas, dabar važiuosiu į servisą, atvažiuoja žmonės, nori servisą pasitikrinti automobilį. Jeigu jūs planuojate iš mūsų pirkti automobilį, mes niekada jums nepasakysim, kad negalim važiuoti į servisą ir panašiai. Mes visą laiką už, kad automobilis būtų patikrintas servise. Neretai ir patys prieš parduodami automobilius, kai kuriuos pasitikrinam servise dėl jų techninės būklės. Dar viena gera naujiena, kad jau turiu Volvos baltą airbagą. Tai tuo pačiu irgi atiduosiu. Airbagas kainavo 100 €. Naujas, gražus, baltas, švarus. Tokios naujienos. Gerai, einam detalių pasiminėm. Matai va, viskas kraunasi. Ir važiuojam dabar į VR servisą. VR servise jau nekantrauju lempų, nes jau noriu suvedinėti priekį. Atvykome ne kur kitur, o į VR servisą. Tai visi valgo. Labą dieną. Blemba, žinokit, buvau užsiėmęs, tik toką filmavau. Tai nenufilmavau, kad palikau dalis, tai dalis paliktas. Sakė, jau šiandien kips į surinkimo pilnus darbus. Sveiki visi, mano vardas Ignas ir su jumis yra penktadienis. Važiuojam dabar į Signedą. Vakar ne visos dalis dar buvo. Važiavo posparniai. Šiandien jau matyti jų nevešiu. Jo, pirmadienį nuvešiu. Nes pagadėjo pirmadienį jau turėtų būti buvę nudažę. Tai vadinasi, sekantis darbai bus Volvo surinkimas. Liežuvėlį pamiršau nupirkt kapotą. Jo, papa, reikia dar jį nupirkt. Labą dieną. Dėl posparnio. Volvo XC60. Medžiaginis turėtų būti, man atrodo. Rytas šiandien prasideda nuo VR serviso, posparnio ir Leafo. Vakar pasikroviau Leafą. Jau išvažinėjau kumą visiškai iki nulio. Pasikroviau ir nepatikėsit, bet jisai mane įsikrovė, netgi važiuokit, net nuotrauką turiu. Va, 96 km sudėt. 96 kg galima su nuvažiuoti, kai Auris sakė, tam ar kiek jam ten nešėin, o blembuk susipūrina. Kaip taip. Tai žodžiu, atvežiu posparnę, paduosim posparnę, gal su Volvo kažkas yra padaryta, gal jau netyčia nudažyta. O Volvos kapotas yra, bamperis paruoštas dažymui ir sparnas dažymui paruoštas. Žodžiu, visi darbai vyksta, viskas vyksta. Aš įsivaizduoju, kad ten dienų bus ir užbaigta. Buvo, vat, viskas sulankstyto, dabar nebe, viskas gražu, švaru. Ja, aš dėl šitos vietos abejojau, tai viskas kaip ir turkoj dabar. O tai, jisai buvo nutempęs jį, šitas, kai užsilenkęs, jisai tada nutempė į apačią. Tik tai šita dalis platforma, jinai pati. Pati tik tai jinai ir buvo palinkusi. Nu ir gerai, sakant, tuoj važiuosim. 12 seconds later. Nulekiu į VR servisą, palikinėjau posparnius, nežinau, pasakau šito, tai dabar papasakosiu greit, kas įvyko. Paskambinau žmonės, kad nori pasižiūrėti Nissan Leafą. Ir dabar va, jį man nuplovė VR servisas. Žmonės laukiamės, prašiau, kad važiuotų prie VR serviso. Kažkaip stebuklingų būdų sugebėjo ne ten atvažiuoti. Sako, aš nerandu tos, noriu važiuoju, jie va ten kažkur turėtų būti. 1 hour later. Tai va,
Žmogus pasižiūrėjo Sunleafą, dabar yra stadija galvojimas. Žodžiu, bet kas yra juokingiausia, kad tame žmoguje mačiau save. Ten iš kur atvažiavo ganėtinai vyresnio amžiaus žmogus. O sakė, automobilis jam yra reikalingas darbui, važinėti po centriuką. Kaip supratau, matyti greičiausiai dirbo kurjerių ar dar kažkas išvežiotų. Ir esmė tame, kad žmogus sako, o ką man čia žiūrėtų? Nu, tai vat aš lygiai taip pat, kaip pirkau pirmą kartą elektromobilį, kur čia ką žiūrėtų, kur čia ką. Šiaip sakė, patiko, viskas kaip ir tvarkoja. Nu, jo kėbulas matėt patys, ne pats spūdingiausias, bet žmogus sakė, aš ne kėbulą perku, man sako svarbu techninė būklė automobilį. Kas iš tikrųjų ir yra labai svarbu perkant būtent automobilį. Later. Įsitraukiam į lauką kai ką įdomaus, bet kai ką ir baisaus. Ola. Nu, daryk, aš pasiruošęs. Man čia tepalas tas, kur bėga. Nugi visur viskas tepalais apsisunkia. Reikėtų motorą išplauti, tada visas tarpinės pasikeisti. Tai gerai, mes dabar suplanavom pas Kardanus važiuoti. Važiuojam ar nevažiuojam? Ai, manau, važiuojam. Hey, let's go! Tad už tad pažiūrėkit, kaip šitą raketą užsikuria. Čia dėl lempų. Nori drįs visai? Jekį kažkas įkrito, tu per ortakį. Gal koks variantas? Realiai pirmas išvažiavimas su juo. Lemba, senas automobilis, 29 metai, o tiek laimės pateikė. O viešpatį reikia langą užsidarinėti. Gerazūnas. Dulkių mašina. Pažiūrėk, ar mašinų nėra, nes nematau nieko. Nebegrįž. Trauko kokiu žmonišku. Šiaip aš dabar žinai ką pagalvojau. Jisai tai atvažiavo ant 3 varžtų, buvo ratai prisukti. Ar mes dasukom? O ką, tu bent jau su raktu kokiu nors bai priėjęs, kad sakai, šito. Mes buvom dasukę. Panašu, kad mūsų subinėms trūksta nuotykių. O čia tikrai normalu. Normalu. Ką jūs, ką gero? Paspauskit patinka ir prenumeruoti. Labai daug žiūrit neužsiprenumeravę kanalą. Ir jaučiu daug ką praleidžiu. Čia negeras kvapas. Tai žinau, varva tepalas kažkaip. Įsugėsintuvą įsidėjęs ir laktų. Va šitus bairius reikia sutvarkyti. Aha, šitas Reikia bairius. rasti naujus arba kažką. Ir tada Šitas tai kaip ir aišku. lubos. Lubos čia jo, sportinės. Nu tai čia lubos nusiims, bet čia tokia medžiaga, kur tikriausiai blemba. Čia linoleumo štolė. Blemba, šiaip dėl šitos medžiagos, tai žinok, čia labai didelis klausimas, bet aš manau, kad jos nebūtina tokios pačios. Aš tai manau, kad jūs galite tą pačią priklijuoti. Be šansų, todėl kad tai yra neįmanoma. Jūs turėsit pasistengti. Bet tai aš sakau, aš čia reikia į kokį sovietinį butą nuvaryti. Nulup linoleumą. Čia tai seniai reikia, jeigu daryti karo čia naujai. Prieš 10 metų su mašinom dirbu. Nu gerai. Visas salonas tvarkyti. Turi būti ledas. Kiek pasiruošę investuoti? 100 eurų. Be šansų. Per daug? Gali tarpinės variklio pakeisti. Galiu. O, matai, tarpinės variklio. Tarpinės, jo. Žiūrėk, net rankas spaudant, tarpinė spaudžiasi. O varžtų nebandė nieks pasukti? Ne. Tiesiog paviršinė. Ta panašu, mes tokius dalykus bandom. Tada reikia, gale kažkas trinas ir Auris sako, kad tenais klaudėlės, aš sakau, kad tenais disko apsauga yra prisispaudusi. Jeigu daro tai skarda. Jeigu daro tai klaudėlės. O gali tos garsus apjungti? Noriu pažiūrėti, ar... Varom, aš tave pravešiu, parodysiu. Varom, pravešiu, parodysiu. Ne, tai nėra ką žiūrėti, reikia tiesiog išsikelti ir padaryti. Kiek laiko pasimti, mes už valandos spėsit, su lubom, su visko. Dėl šito problemų kaip ir nėra. Čia va problema su lubom. Nu gerai, galit bent jau panašią parinkti. O tai čia. Tai viską reikia sutvarkyti. Oi, tu nuosik šito nebuvo. Aurimai. Ką? Tai kaip taip? Nu va taip, iš pirštų samarėdų. Jau šaudai. Jamba, šitą durų mes realiai nebuvom atidarę. Gal reikia kitų apšefkių? Nerasim. Kodėl? O kodėl tau yra tokios nuomonės? Net nesi internete ieškojęs šitai mašinai kažko. Nu gerai, rasim. O tu gali Donkratą atnešt kilis ant šono, pavyzdžiui, aš drive'ą jungsiu, neturėtų gi nukristis. Ką tu padarysi su Donkratu? Pakelsim vieną ratą ir jį prasuksim. Ir tiesiog siūlo žmogiškesnį variantą, tiesiog pakelti ir padaryti. O tai dabar yra laisvas pakelės? Ne. O tai kodėl tu Bet nenori? kaladėlės čia nebus, čia bus karda. Nu tai taip, tai sakau, reikia jos tvarkyti, nes mes čia, žinai, kiek dėmesio sulaukiam važiuodami. Labas rytas, šiandien yra šeštadienis ir šiandien man atrodo gaunasi, kad antra diena, kaip esu grįžęs į Lietuvą. Kas stebit mane Instagrame, tai matėt, kad buvau išvykęs pailsėti su šeima. Ir šiandien yra antra diena, kai mes su Ignu atvažiuojame į Mėlyną Geltoną padėti savanoriauti su mašinom. Ta prasme, padedam ieškoti visureigių, kurie keliauja į Ukrainą, į karą. Padedam ieškoti žmonių, kurie galėtų užtamsinti langus. Nu, tai žodžiu, viskas, kas yra susijęs su mašinom, stengiamės padėti maksimaliai. Ir žodžiu, dabar
yra Lietuvoje 10 valandų ryto, aš esu vietoje ir esmė tokia, kad su Ignu susirašėm, ko aš važiuoju, biškai anksčiau išvažiuoju iš namų, atsikėliau anksčiau, važiuoju nuplausiu lyfą. Aš biškai gyvenu už miesto, ten yra žvirkelis ir jisai išsipurvino, va taip, bet kaip matote, mano automobilis yra neišplautas, o tai parodysiu, kodėl jisai yra neišplautas. Tada, va, todėl jisai yra neišplautas. Važiuoju nieko režimo ir prie pat nosies matau, kad stovi Škoda ir bičiukas va taip iš priešais mašiną važiuoja ir jisai ją žiūri ir jisai man prieš nosį išlenda. Tenais greitis 30 ir aš, tiesiog jis man prieš pat nosį išlenda. Aš paspaudžiu staigiai stabdį ir, matot, smūgis nėra didelis ir atsitrenkiu. Važiavo dar ten draugelis ar kas iš galo, pamatė ženklą, kad ten yra 30. Aš gyvenu jau ten virš metų ir žinau, koks ten yra ženklas ir kokie greičiai ir kad mokykla ten šalia. Žodžiu, buvau apkaltintas, kad važiavau 70. Sakau, klausyk, jeigu aš būčiau 70 važiavęs, tai sakau, iš tavo Škodos nebūtų priekio lygia. Bet supildėm, aš nekaltas, kaltę pripažino, bet tiesiog buvau apkaltintas, kad labai greit važiavau. Tai, žodžiu, jie 3 buvo, mane 3 apšaukė, sakau, klausyk, sakau, man mažiausiai to reikėjo. Likau nekaltas, bet automobilio pardavimas nusikelia. Dabar ilgas ir durnas procesas su draudimais. Ir ką, važiuosim į VR servisą, vėl viską tvarkyti. O dabar einam padėti savanoriauti. Mašinas reikia pakrauti visokiais dalykais, kurie yra paaukoti. Tai įsirengiau darbiniais rūbais, pirštinaitės darbinės ir varau dirbti. 3 days later. Nu, ir spėkit, kur mes. Kuo? Mergų. Kur mes? Kokių merguskų variantų? Mes Klaipėdai ir tuoj paduos variantui, o ne mergų. Susidūrėm su tokia problema, kad neradom kur gyventi. Susikrovėm bagažinę daiktų, įrankių, atvažiavom į Klaipėdą, o net miegoti neturim kur. Bet kai visą laiką, ką yra svarbiausia pasiimti į kelionę, tai pasą ir pinigus. Tai šitus dalykus paėmėm ir varom dabar pasiimsim viešbutį, o rytoj jau nuo pat ryto turim būti. Tada važiuosim į prekybos centrą, susipirkti markeriukų, kad susižymėtų visus automobilius. Viskas vyksta vėl iš naujo, vėl reikia sistemą galvoti. Galvoti sistemą, kaip susižymėti automobilius. Proceso eigoje pamatysit, mums svarbiausia yra parduoti tos automobilius ir parduoti iki penktadienio. Ir jeigu mes parduosim tos automobilius arba bent jau surinksim tos 102 000, mes gausime dar mašinų. Gausime žemiau rinkos kaino ir galėsim pasiūlyti jums geresniam kainom automobilių. Tai mes labai stengsimės juos parduoti. Bus ir tokių variantų. Jo, mačiau yra ir mocas, mačiau yra ir kateris, negalėjau matyti. Bet mes matėm. Mums davė užuominą, jeigu parduodam šitas 18 mašinų, gauname yra sąrašas dar su 192. Kad įgyvendinti visą šitą tikslą ir kad pereiti į kitą etapą, gal netgi iš savų pinigų. Žiūrėsim, aš manau, kad turėtų kažkas tikrai parsiduoti. Toks savotiškas jaudulys yra, kai nežinai, viskas nuo pradžių, miestas kitas, prekės kitokios, todėl kad realiai seniausia mašina, kurią mačiau, tai yra 2012 metų ir pigiausia mašina 3600. Yra mašinų po 15-17 tūkstančių, 2018 metų mašinas, nu žodžiu, labai kitokie automobiliai negu prieš tai buvo. Man jama jauduliukas ir nežinau ką pasakyti. Artėjom prie upės ir toks durnas prisiminimas atėjo į galvą. Prieš 2 metus mes su Ignu čia sėdėjom, pardavėm džipą gelbėtojam ir sėdėjom ir ieškojom su ko grįžti namo. Sako, varom į pajūrį, bus smagu. Buvo smagu, kol mašiną turėjom. Šiau noriu namo. Dabar pasirodo, iš Klaipėdos turėtumėm tikrai su ko grįžti. Mes šiaip dabar su mašina. Bet galim ją parduoti. 16 000 ir pirmukas jūsų. Šio automobilio skelbimą galite surasti ubr.lt. Taip pat galite įdėti į skelbimą nemokamai ir parduoti savo automobilį. Kaip dabar atsimenu, dar keletą žmonių siūlėsi pavežti. Ačiū jiems. O dabar aš manau, kad mums reikės Klaipėdoj pagalbos, todėl kad mes čia esam švieži, nauji, daug ko nežinom. Na, Aurimai, rodyk. At the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy. On the road, here we go. Yeah, we winning by a landslide. Never see me coming on my landmine. Yeah, I ain't taking orders in command like. Yeah, you about to see me on demand like. You know on demand. Dabar turime patį pirmą mašiną Chrysler 200. 3 paskutinius skaičius pasakyk. 1, 3, 2. Va, radau. Žodžiu, turim dabar 18 mašinų. Šitas mūsų, žinau, šitas mūsų, šitas.
Šiandien visi keliaus į skelbimus. Šitas Chrysleris, jo kaina yra 4600, bet aš iš karto jau pasižymėjau, kad šita kaina yra didoka. Ta prasme, yra automobilių... O jisai kas yra, skenduolis? Ai, nu, matyt, ne nuo vandens pagalio šoda. O, blemba. Šiaip gali būt, kad biškai timtelius pasiduos. Jo, bet pasirida, man atrodo. O ir aš to galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, kuriais atvejais miręs. Tai va, žodžiu, šiandien tokiais reikalais užsiminėsim, bet tuoj parodysim ir daugiau kitų mašinų. O pasirodo, kad tiesiog klėma buvo nuimta. Čia pas daugumą mašinų jos ir bus nuimtos. Rida 72 štukos mylių. Key not detected. Jis rakto nemato. Raktai gali būti paprasčiausiai sušalę. Nes net knopką spaudė. Čia visai nieko. Chrysleriukas. Ar girdi? Kas yra? Reikėjo gal tepalą pradžio patikrinti. Bent jau užtrauk pasižiūrėti, ar yra. Taigi žiūrėjau. Sekantį mašiną Volkswagen Jetta. Jis yra, man atrodo, 1.6 benziniukas, mechanika. Dabar reikės sufotkinti, sudėti. Nėra stipriai labai daužta. Pagalios net nešauvusios. Raktas yra. Man atrodo, netgi 2. Dabar užsirašysim jos kainą. Ir dėsim į storiuką ir uber.lt. Jos kaina. O, blemba. 38 PM. Taip, raktas yra. Kas dar? Nieko daugiau. Galima rydą dar šiaip prašyti. Kokia rida? 45 štukos. Mylių? Tai va. Dabar reikia 18 mašinų, va tave susirašyti, kad po to žinot tiek kainą, tiek kažką, jeigu žmogus nesutvažiuoja, nes tiesiog fiziškai neprisiminsi visko. Dabar tai ir darom. Trečiasis automobilis yra Nissan Leafas 2012 metų. Šiam 5000 mylių ridos. Nėra rakto. Bei jis nedaužtas nieko. Sauliukas prunas. Kaina 3.6 PM. Raktas galbūt dar ir atsiras. Raktas jo, galbūt dar ir atsiras. Turėtų būti, nes pagal jį kažkas nukirpo. Tai kažkur gal muitinė, gal dar kažkur liko. Gal paieškom? Na, vai. Dabar dar žinom, kad Civicas yra mūsų Audi Q5. Q5, bet Q5 mes net nufotkinti normaliai negalim, todėl kad sudaužytas Maseratis užstojo ir sudaužyta Jetta, kuri irgi yra mūsų ir jinai yra galai. Viena paslaptėlė tokia, kad pigiausia Lietuvoje, man atrodo, 12 ar 13 tūkstančių kainuoja, o mes ją parduodam, man atrodo, už 6600. Nu, bet neįdaužta. Ir šitas dar mūsų. O, blemba, tai Jetta čia tokia gera. Klausyk, gal tokį reikėtų kaip savo, kaip darbinį pasimti. O jeigu su Amerika dirbam, tai reikia žoską Ameriką. Štai va tokią norėčiau. Elektrinę. Pagal dėją jo net atsidaryti negalėtum. O, blemba. Ko krūptelėjai? Galvojau, kad tikrai neatsidarys. Bet gerai jis man išgąsdino. Aš jau žinau, kad pasimečiau kokius automobilius nufilmavau, kokius ne, bet dabar dedu Volkswagen Jetta, Q5 įdėta, Leafas įdėtas. Civico laukiam dokumentų. Jo, tinkami registracija ar ne. Šis automobilis jau rezervuotas. Šitą Q7 mūsų, man atrodo, bet mes nenoriu. Aš nenoriu tom tikėti. Ne mūsų. Rimta? Ne, 809. Fū, net gerą pasidarė. Ateik. Čia irgi mūsų šitas. Matai to, kad Lantironas nusuktas, tai va, kai variklio kompas subelstas. Ai, kaip skaniai. Bet mes čia ateisim, kai saulutė dais iki šitos pusės, tai link vakaro. Later. Aš kokiam šokė. Žodžiu, mes ieškome šiuo metu buto Klaipėdoje. Vis dar esame paieškose, bet mums tiesiog parašė bičiukas ir pasiūlė savo butą. Deividas pasiūlė savo butą, kol pats yra išvažiavęs į užsienį uždarbiauti, kaip suprantu. Ką tik buvom bute, nes nuvažiavom pasižiūrėti, nes tiek Mes iki galo negalėjom patikėti, kad taip iš tikrųjų gali būti. Sakau, čia kažkokia tai afera bus. Mes, aišku, iki galo dar nežinom, ar pirmadienį, pavyzdžiui, neateis kokie nauji šeimininkai būtų, bet šiaip aš šokę. Šiaip mums labai net pasisekė su būtu, jisai net yra toj lokacijai, kur mums reikia būti. Mums iki terminalo 2 kilai. Jo, Deividai, nežinau, kiek mes tau būsim skoloj, bet didelis ačiū. Va, 2 pokusai, vienas šalia kito. Va, tai žinok, šitas vilkas, man atrodo, mums. Šit dviratis bagažiniai. Prikolas. Kaip jums toks radinys? Žiūrėk, dar ratai lieti. Gerai. Jaučiu ne mūsų. Tai Ford Focus 549. Nėra, nei vienas tokio. O tai kodėl šitą, pavyzdžiui, nefotkinam dabar? Fotkinam ir šitą dabar. Labai stipriai daužtas automobilis. Labai skaudus eismo įvykis buvo. Saloniukai įsivaizduojat. Jisai hybridas. Jis yra, aš kaip suprantu, raugas yra europinis X-Trailas. O, blemba. Jisai padalyvavęs kažkur. Aurimas šaukė mane, bet aš pasimečiau. Sonata radau. 848. Sonata, koks kėbulo numeris. Juoda Sonata. Einam, davai prie šitų tada mašinų.
Ir po to eisim blūdėt ieškoti. Nu, pasko kaina. 5500. Kelintus metų. 216. Nebloga kaina. Raktas yra. Akivaizdžiai automobilį vairavo moteris. 20900 metai. 18. Kas dar po? Metai, raktas yra. 33. Ką? Gerai. Fotkinam ir skalbiaus. Man visada buvo įdomu nupirkti skendusią mašiną. Ir ką jūs galvojate? Štai jinai. Kai visą laiką žiauriai daug drėgmės. Šiaip net nepasakytum, kad jisai yra skenduolis. Bet dabar yra įdomiausia tai, kad aš jį norėčiau užkurti. Nes klinda mitas, to tarp kitko Vyga nupirko M5 skenduolį ir jau jį Amerikoje net užkūrė. Nu, čia vat matosi kažkas. Kas tu matosi? Kad skenduolis. A, tepalia yra vandens. Nu. Tada net nekuriam geriau. Nekūrinsim. Nekūrinsim, negadinsim kažkam automobilio. Fotkinam, dedam į skelbimus ir kažką galvojame. Vieną mašiną tik rezervuoti. 10 įdėta į skelbimus. Truputį rinką. Tikėjausi kitokį, tikėjausi, kad čia viską pas mus iš rankų išplėšys tiesiog, bet... Aš manau, kad į vakarą viskas prasidės. Bet dėja, ir aš truputį nerimauju. Žodžiu, per šiandien dieną mes sudėjom 13 mašinų, bet buvom nuo darbo atsitraukę kokių porą valandų, todėl kad varėm tvarkyti su būstu, tai atėmė gerų porą valandų ir žodžiu esmė tokia, kad mes per šiandien dieną sudėjom 13 mašinų. 13 mašinų skaitau, kad visai yra nemažai, kad per dieną galima įdėti 15 mašinų, taip smarkiai neapsikraunant ir palyginus šiandien dar nelabai daug skambučių buvo. Jeigu būtų skambučių daugiau, tai manau, kad į dieną galima būtų įdėti tarp 10 ir 15 mašinų, kas yra neblogai. O kodėl aš jums visą tai pasakoju? Todėl, kad matyti jau sakėm, kad jeigu susitvarkom su šia užduotim, kad gaunam dar daugiau mašinų ir sekantį sąrašą 192 mašinos. Tai realiai mums, kad tas mašinas visas sudėti į skelbimus prireiktų gerų 2 savaičių. Taip, šita Q7 yra mūsų, šita Q7 yra nupirkta už labai brangiai. Kodėl taip yra jinai nupirkta, aš nežinau. Aš iš karto sakiau, kad jinai yra neverta savo pinigų, todėl kad yra jinai nupirkta už $11 000, plus dar visi transportavimai, aukcionai ir panašiai. Mes tipo turim pabandyti ją įdėti ir parduoti už tiek, kiek jinai yra nupirkta, bet aš manau, kad jos realiai kaina yra 7-8 tūkstančiai. Ir jinai neatrodo įspūdingai gyva. Klausimas buvo ir jinai 7 vietų, taip 7 vietų. Žiūrėk, koks bolidas. Wow, jėga. Ką, jinai ieškot dar likusių 3 mašinų. Ai va, šitą irgi mano gražuolą matyt. Hyundai Sonata. Taip, Hyundai. 2 rastos, liko dar 2. Taip, tai liko Passatas ir Focusas, man atrodo, sedanas. O, Passatą radau. O, vietoj Focuso galėtų būti Mustangas. Eik tu savo, ir užkrytę. Nematau kodą. Bet šitas Passatas yra labai minimaliai daužtas. Ir žinokit, atrodo pakankamai gyvas. Taip, bet nepatinka man, kad va šitas va dalykas yra išimtas. Ir grįžęs aš pasižiūrėsiu, ar jisai buvo su rakto ar be rakto. Bet jeigu yra va šitas va dalykas išimtas, reiškia, kad mašina neturi rakto ir buvo avariniu būdu įjungtas neutralinis bėgis. Nu ir kur Focusas? Nebematau. Eisiu, bandysiu dar toj pačioj krūvoje ieškoti Focuso, nes su sandėlininku pakalbėjom, kad negali tai būti, kad kitoj vietoje yra iškrauta mašina, todėl kad jų atvykimo laikas yra labai panašus ir tai reiškia, kad jos turi stovėti plius minus vienoj krūvoje. Nu ir ką? Mano ar ne mano? 549. Mano gražuolis visas apvyniotas. Ajajaj, kaip jis belstas. Rūbų kažkokiu tai jame. Kažkaip pastebėjau vieną dalyką, kad Amerikai žmonės mėgsta matyti ir mašinose pagyventi. Todėl, kad tai jau yra antra mašina. Van, žiūrėkit, prisiminkit šitos akinius ir kai Ignas dais iki šitos mašinos, ką jisai su jais padarys. The next day. Antra diena. Aš šiandien normaliai net nemiegojau. Naktį prabudau panikoj. Kodėl? Todėl, kad praėjo viena diena, o mes dar nieko net nepardavėm, tik už džetą užsakėdavom. Kad man tavo problema. Dievai, dabar gyvensim atskirai. Ir neknarks man jau senis jaus. O tu taip darai. Mes jau aikštelėje. Mūsų automobilis Audi Q7. Šitą automobilį yra kosminė kaina. Bandysim jau užkurti, truputį išsivaryti, apifotkinti. Visą laiką reikia pasitikrinti tepalus, nes automobiliai neaišku kas kaip kur. Tepalų yra juodi. Ką tepalų? Palauk, čia šiukas. Ir dar kas įdomiausia, jinai yra didelinė. Tokia kumanė.
Bandysi? Stabdį reikia paspausti. Bandyk pajudinti kliemą. Nu bandyk. O kur pas ją akumas, bagažinė ar pasėdinė? Pabandyk dabar pajudinti. Tai visiškai miręs akumas. Man ten jau, matau, man paskambino įvažiuoja tralas, tvarkosi su leidimu, mes kraunam džitulę. Tai realiai mums liko tik tai fokusą įdėti į skelbimus. Taip? Ar tu? Yep. Pažiūrėsim, jeigu nieks neskambins dėl jos, vapšė, tai mes šitą nuplėšysim plėvelę. Tai va, atvažiuoja tralas. Jessica, važiuojam, kraunasi, tai muitinės visi formalumai bus sutvarkyti ir viskas. Nu, aišku, dar vienas labai svarbus dalykas – pinigėliai. Žodžiu, mes turim skolą 102 000. Vakar įvyko klaida ir 1 0 buvo skola padidėjus. Ne ant daug, ant 900 000. Tai ką čia? Ir žodžiu, mes pardavėm Jetą už 3850. Tai reiškia, kad mums liko nei daug, nei mažai 98 150 eurų. Ar kitko dabar nori pasižiūrėti Journey, Focusą? Passat. Passat, va tokie va reikalai. Noriu greičiau viską parduoti. Labai daug žmonės klausia, iš kur pas mus tokia skola atsirado ir kodėl. Pasaulyje vyksta tokie įvykiai, nepaslaptis kokie, visi žinot. Ir atsiranda įmonių, kurios nebeišgali susimokėti. Trumpai pasakius, Kaip bankroto administratoriai. kažkam dega šikna, o mes ją traukiam. Ir dega labai smarkiai ta šikna, jeigu, man atrodo, iki ketvirtadienį ar penktadienį nesumokės 50 000 už transportavimą, bus užsidarys linija ir mašinų daugiau nebeatplauks. O dabar pats mieliausias pirikūpų metas – pietus! Sudė, siauris švarė. Nu ką, norėjau kažką pasakyti. Davai. Paliekė mane čia su 9-8 štukom skolos. Ne, tai šito problematiškais nebendrauju. Davai. Ok, čiau. Viso, parašyk, kai bus į Vilnių. Vilniui daug mašinų, tai pamatysit judesį iš Vilniaus. Palieku Aurę Klaipėdos traukinių stotyje, o išeina. Čia dabar turėtų groti liūdna daina. Man rankos net dreba. Sudie! Ir labas Klaipėda. Oi, dabar bus. Ar žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš esu Vilniuje. Vilniuje atvažiavau pasiimti Volvos. Aš jau ją mačiau ir aš iškart to neparodžiau, todėl kad aš pamiršau pasikrauti savo kamerą. Tada! Va, kokia jinai. Kitokia, negu atvažiavo. Dar liko salonas, susitvarkyti, žodžiu, labai daug dar smulkmenų ir dar vienas dalykas, kuris yra tamsinti langai. Dabar dar tiksliai negaliu pasakyti, kad mums kainavo remontas, todėl kad dar yra nepaskaičiuota viskas iki galo. Var servisas viską paskaičiuos ir po to pasakysiu, kiek mums viskas kainavo. Atrodo, pas mus dar yra visiškai nudvėsęs akumuliatorius. Žinot, kas randasi čia netoli. Akumai.lt. Tai aš tiesiai varau tenais, nusipirksiu naują akumuliatorių. Raktas viduj? Nu. Vso, važiuojam. Neilgai trukus aš atvažiavau į Savanorių prospektą 174S. Akumai.lt. Einu pasiimsiu akumuliatorių, mašinos negesinu. Labą dieną. Čia kur skambinau dėl Volvos akumo. Jo. Parašėt man jau? Jo. Tabas patikrintas variantas. Jo. 95 eurai. Aš žinau nuolaidos kodą UBR. Man dar 10% nuolaida priklauso. Tai akumas 85 eurai su centais gausis. Šiaip galima pas juos paprašyti, kad jie ir pakeistų akumuliatorių, bet aš tiesiog žiauriai laiko neturiu, varau iki lūko. Garantija, naujas akumas, detalės, dar salonas nesurinktas. Volvo su liftu. Kas pirksit šitą Volvo, tai gausit ir visiškai naują akumuliatorių su garantija. Tabas patikrintas. Norit bairį pasakysiu? Aš nežinau ar 100%, bet sakykim taip. Volvo, man atrodo, mažiausiai reikia sueuropinti, nes viskas būna pas jas dažniausiai padaryta. Jau iš karto gamykliškai, jos nesižaidžia, kad atskirai gaminti, tiesiog daro taip kaip visiems, yra ir priešrūkai, viskas, nereikia ten jokių papildomų lempačkų prisidėti. Proceso eigoje dar pamatysit, ką reikia pasidaryti, kad praeiti technikinį. Manau, mes praeisim šitam automobilį ir techninę apžiūrą, kad žmogus pirkdamas galėtų tik važiuoti, registruotis, susimokėti taršos mokestį ir eksploatuoti. Tarp kitko, aš šitą automobilį planavau palikti savo žmonai galbūt, bet mano ponia, matot, Mercedesą nori. Klausimas, ar jinai nei šiam trečią čia kėsinasi. O tarp kitko, kalbant apie projektus, pamenat projektą, kieno didesni? Mes ruošiam
ruošiam vėl tokį projektą. Jisai bus mišrus tarp Kieno didesni ir Kardanai prieš pusašius. Supratom, kaip dar labiau galima padaryti aršesnę kovą. Ir yra paleistas internetinis puslapis Kieno didesni. Yra renkamos 4 komandos. Tos 4 komandos gaus po 2000 eurų ir 2 savaitės eis pardavinėti automobilius. Ta komanda, kuri surinks daugiausiai pinigų, tai yra daugiausiai užpirikūpins, daugiausiai pliusą pasidarys, nusineš visą savo pliusą, ką jie uždirbo. Antra komanda gaus 50% nuo pliusų. Trečioji komanda gaus 25%. O dėja, 4 komanda negaus nieko. Bus, manau, labai arši kova. Tai eikite kienodidesni.lt, registruokitės, nežinau, su draugu, su drauge, su antra pusė, su mama, su tėčiu, su kuo tik tai pageidaujate. Svarbiausia, reikia būti pilnamečiu, todėl kad nepaslaptis, kad vairuoti automobilį Lietuvoje galima tik nuo 18 metų, o automobiliai šiam projektui yra neatsiejamas dalykas. Taip kad greit pranešim, kada įvyks projektas, kažkada balandį, nenoriu apsimeluot, bet realiai liko kelios savaitės ir mes tikslę datą paskelbėm, atrenkam dalyvius ir važiuojam. Kol batarkė dar mano neišsikrovė, noriu parodyti. Akumas naujas pastatytas. Mindė man pakeitė, ačiū Mindaugui. Atvažiavau, užgesinau ir iš tikrųjų mašina nebeužsivedė. Liko dabar pats blogiausias darbas, ane Lukai? Surink, davest, nuniaukt langus, padaryti cheminį ir parduot ir užpliusinti. Nu, čia jau malonesnis dalykas. Lengvesnis. Šitą mes mokam, bet gaila, kad Igno nėra Vilniuje. Jisai surinktų sau ramiai. Laukiam Igno grįžtant iš Klaipėdos. Pasakosiu jums truputį apie vakarykščią dieną. Tai žodžiu, vakarą atvažiavau čia apie 8 valandą. Atvažiavau, nes buvo pasiskambinę žmonės, kad nori pasižiūrėti Passatą. Passatą, kuris yra be raktų. Atvažiavo, tiksliau aš atvažiavau, pusę valandos prastovėjau, paskambinau, sakau, o tai kur jūs? Sako, tai nesigavo mums atvažiuoti. Sakau, tai blemba galėjot bent jau informuoti. Tai kad kai susiskambinom, jie pasakė, ar galima apie 8 valandą atvažiuoti apsižiūrėti. Sakau, taip gali. Ir žmonių kaip nėra, taip nėra. Tai žodžiu, išsiaiškinom, kad žmogui tiesiog kilo kažkokių namie reikalų ir jis dėl to nusprendė nevažiuoti, bet ir taip pat nusprendė manęs tuom neinformuoti. Tai tiesiog veltui praleidau pusę valandos teritorijoje, bet užtat pabendravau labai maloniai su apsauginiu. Sužinojau, kad 70 ar 80 metais vežė žmogus limuzinus į Lietuvą. Bet dabar ne apie tai. Dabar priešais mano akis yra Volkswagen Jetta GLI. Ir mane visai domina šis automobilis. Tiksliau ne mane vieną, bet ir Aurimą. Manom, kad iš jo galima gerai papliusinti. Turim kėbulio numelį. Aš noriu pasičekinti mašiną per Vertikalą. Jeigu jūs planuojat pirkti, pavyzdžiui, automobilį, o gal parduoti automobilį ir nurodyti daugiau informacijos arba parodyti, kad jūsų automobilis turi nepriekaištingą istoriją, tai galite drąsiai pasinaudoti UBR nuolaidos kodu, kur gauti net 20% nuolaidą automobilio ataskaitą. O dabar čekinam Jettą, kol generuoja ataskaitas, galime kažką paveikti. Galime padėti štai čia mano telefoną ir galiu jums parodyti truputį daugiau šį automobilį. Taip, rida, tvarkoja, avarijos, pagamintas 16, 19 pasikeitė nuosavybė, 21, užfiksuotas žala 21, 11 ir buvo parduodamas. Aš per kelis kartus aukcioną prasidėjo, rida 73 tūkstančiai, panašu, kad tikra 16 metų, 2 litrai, automatas, priekinė, balta, 4 durų, vairas kairė, CPLA variklio kodas. Pagal variklio kodą galite netgi susižinoti ir, pavyzdžiui, kilovatus, nes labai dažnai Amerikoje perkant automobilį nebūna parašyta. Šis modelis turi, pavyzdžiui, 18 ratukai. Tai va, turim žinią, žodžiu, kol kas šis automobilis yra parduodamas. Jeigu nieks jo nenupirks, mes Aurį jį paimsim ir prikelsim patys. Toliau tęsim prekybą, 3 diena. Ir šiandien ryte apžiavo žmogus iš Ukrainos apsižiūrėti Audi Q7 apsižiūrėjo. Perkas jo draugas, susižiūrėjo viską, sakė, reikia pasiskaičiuoti, kas kaip gaunas ir panašiai. Nes yra problema, kad Audi Q7 nesikuria. Ir aš turiu įtarimą, kad greičiausiai dėl to, kad atsirišęs raktas. Kaip tą raktą pririšti, aš neįsivaizduoju. Ir iš tikrųjų galbūt net nelabai norėčiau gilintis, nes nenori reikalai su raktais minimum 200–300 eurų. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check.